Sveiki matematikai! Šiandien pažvelgsime į labai įdomią matematikos temą – netaisyklingąsias trupmenas ir šios žinios pravers mums sprendžiant įvairius uždavinius. Pradėkime. Prisiminkime, kad trupmena rodo dalį visumos, bet kartais ta dalis būna didesnė už visumą. Tokias trupmenas vadiname netaisyklingosiomis. Pavyzdžiui, 7/4 reiškia, kad turime 7 dalis iš 4. Tai daugiau nei viena visa dalis. Iš netaisyklingosios trupmenos galime išskirti sveikąją dalį. Pavyzdžiui, 7/4 yra lygų 4/4 plus 3/4. Ir kadangi 4/4 yra lygų 1, reiškia tai yra lygų 1 sveikam plus 3/4. Arba tiesiog 1 sveikam 3/4. Tai reiškia, kad turime vieną visą dalį ir dar 3 dalis iš 4. Panagrinėkime dar vieną pavyzdį. Turim netaisyklingąją trupmeną 11/5 ir norime ją paversti į mišriąją trupmeną. Galime ją išskaidyti į tokius dėmenis 5/5 plus 5/5 plus 1/5. Kadangi 5/5 yra lygų 1 ir tokių turim 2, mūsų mišrioji trupmena atrodo taip. 2 sveiki ir 1/5. Tokiu pačiu būdu paverčiame ir 15/4 į 3 sveikus ir 3/4. Skaičius sudarytas iš sveikosios dalies ir trupmenos vadinamas mišriuoju skaičiumi. Taigi 1 sveikas ir 3/4 yra mišrusis skaičius, atitinkantis netaisyklingąją trupmeną 7/4. Panagrinėkime pavyzdį, kai turime mišriąją trupmeną 2 sveikus ir 1/5 ir norime paversti ją į netaisyklingąją trupmeną. Sveikąją dalį 2 galime dauginti su vardikliu 5 ir pridėti esamą skaitiklį vienetą. Gauname 11/5. Tokiu pat būdu 3 sveikus ir 3/4 mišriąją trupmeną galime išreikšti per 15/4 netaisyklingąją trupmeną. Šiandien išmokote, kaip paversti netaisyklingąsias trupmenas į mišriuosius skaičius ir atvirkščiai. Sėkmės sprendžiant uždavinius, kuriuos beje galite rasti www.edusia.lt svetainėje. O kitą pamoką mokinsimės, kaip supaprastinti trupmenas ir palyginti jas tarpusavyje, kad galėtume lengviau atlikti įvairius veiksmus su trupmenomis. Iki greito!